Sveikos saulėtos sielos. Šiandien aš norėčiau su jumis pasidalinti visomis savo žiniomis, kurias aš turiu apie karmą. Yra daugybė visokių šaltinių ir tie šaltiniai naudoja skirtingus aprašymus arba palyginimus, kad suprasti, kas yra ta karma. Bet man labiausiai patiko vienas toksai paaiškinimas, kuris, man atrodo, labiausiai suprantamas yra. Tai yra, kad karma yra emocijos, jausmai, tie patys emocijos ir jausmai, kuriuos tu pats sukėlei kažkam kitam. Šiame gyvenime, praeituosiuose gyvenimuose, kažkada praeitį. Taigi tu dabar gauni tą patį, ką tu sukėlei kažkam kitam. Pats atsitikimas gali būti ne vienodas, gali būti kažkokių kitokių variacijų ir taip toliau, bet jausmas viduj yra visiškai toks pats. Karma yra ne vien tik tai blogi dalykai, karma yra ir geri dalykai. Būtent dėl to, ypač Indijoje, labai dažnai galima matyti, kad žmonės maitina benamius gyvūnus, benamius žmones, nes tuo būdu jie užsidirba gerąją karmą, kad kitame gyvenime jokiais būdais jiem nereikėtų badauti. Taigi karma gali būti ir gera, ir bloga. Ir natūraliai ateina toks klausimas, ar galima kažkaip tą karmą susistabdyti arba jos atsisakyti. Vienas būdas, kurį bando didieji jogai, tai yra pasislėpti kalnuose ir, sakykime taip, medituoti, nebendrauti su niekuo ir taip gilinti savo meditaciją, bet tuo pat metu nieko nedarydami, jie tikėsi susistabdyti karmą. Aš paklausiau apie tai savo mokytojo ir jis man atsakė, kad iš tikrųjų jiegi visų pirma jie kvėpuoja. Tai kvėpuodami jie užmuša daugybę bakterijų. Aišku, nenorėdami, bet taip jau veikia šis pasaulis. Ore sklanda daug bakterijų ir kai jogas įkvepia, jisai nenorėdamas užmuša labai daug bakterijų ir tuo pat metu jisai daro karmą. O taip pat jisai atsisėda. Taigi ant žemės yra daugybė labai mažų tokių mikro gyvūnėlių, kurių mes nematom plika akimi, bet kai žmogus atsisėda, jis nenorėdamas sutraiško tos gyvūnėlius. Ir taip pat tai yra karma. Taigi išeina, kad netgi jogai vis tiek daro karmą. Taigi tuomet iškyla klausimas, ką daryti. Yra toks vienas būdas, kurį naudoja būtent atsiskyrėliai arba sakykime taip, pamokslautojai. Tai yra tyra tarnystė Dievui, kai žmogus paskiria visą savo gyvenimą tarnystė Dievui. Jisai pamokslauja, keliauja, jisai nieko daugiau gyvenime nedaro, tik tai tarnauja Dievui. Taigi toks tarnystės būdas perduoda viso žmogaus karmą Krišnos rankas ir jisai jau su ją ten daro, ką reikia. Susistabdo tą karmą ir žmogus praktiškai beveik nejaučia tos karmos poveikio. O taipogi, sakykime, aš bandau daryti, tai tiesiog visą savo gyvenimą, kad ir ką bedarytum, stengtis daryti taip, kad pasitarnauti Dievui. Tai kad ir tai būtų maisto ruoša, kad ir tai būtų darbas, kad ir tai būtų bendravimas su bet kokiu žmogumi, aš tiesiog klausiu Dievo, kaip aš šitoje situacijoje galėčiau būti Dievo įrankis, galėčiau būti naudinga Dievui, kas iš manęs reikalaujama būtent šitoje situacijoje. Ir aš tiesiog stengiuosi taip gyventi pagal savo lygį, nes kaip aš supratau, vien toksai tyras pamokslavimas neatitinka mano tikrajam lygiui. Aš pabandžiau ir aš tai supratau. Tai tiesiog bandau kažką kito, kas jau atitinka mano lygį. Taigi, sakykime, jeigu kad ir tai yra labai sunku, nes iš tikrųjų laikyti Dievą
visą laiką galvoje, turėti omeny, kad tu gal norėtum jam tarnauti, tai yra irgi labai sunku. Tai ką tuo metu daryti? Kai jau prisimenam apie karmą, tai tokiu momentu geriausia yra atleisti. Tai yra, sakykime, atėjo kažkokia sudėtinga situacija, kažkoks žmogus pasielgia negarbingai ir galbūt netgi žiauriai jūsų atžvilgiu. Tuo atveju, jeigu jūs sugebate atleisti ir paleisti šitą situaciją visiškai, nejausti neapykantos, nejausti noro atsilyginti kažkaip, tuo atveju karma yra niveliuojama. Ta prasme, jūs daugiau nebegausite tokių situacijų, tokių jausmų, tokių pergyvenimų, nes jūs praėjote šitą pamoką. Ir aš nekalbu apie tai, kad nereikia šito žmogaus pranešti, apie šito žmogaus elgesį pranešti policijai arba vestis jį į teismą. Aš apie tai nekalbu, nes iš tikrųjų, jeigu tai yra toks atvejis, kai jūs privalote tai padaryti, tai būtinai reikia tą daryti. Bet vienas dalykas, kai tu tai darai dėl to, kad jisai buvo neteisus, kad jisai pažeidė Lietuvos įstatymus, o kitas dalykas, jeigu jūs tai darote dėl to, kad jūs norite jam atsilyginti, kad jisai kentėtų. Suprantat skirtumą, tai čia truputėlį tokie vidinės nuostatos. Jeigu tu nusistatai taip, kad gerai, aš suvirškinau, aš priėmiau, jeigu aš tai gavau, tai reiškia kažkada aš kažkam tai buvau padaręs. Jeigu aš tai priėmu, savo atsakomybės dalį aš pasiemu ir aš supratau, kad taip negalima, bet tuo pačiu tu vis tiek praneši policijai, tu vis tiek vystai šitą reikalą dėl to, kad tai yra teisinga. Tuomet tokiu būdu karma užsidaro to klausimu, būtent tokio pat įvykio neturėtų atsitikti jūsų gyvenime ir jūsų būsimuosiuose, taip sakant, gyvenimuose. Tai dar dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, kad tokiu būdu tu uždarai ne tik tai karmos klausimą, bet labai dažnai pasitaisai sveikatą. Nes mano giliu įsitikinimu visi sveikatos sutrikimai yra visiškai pilnai susiję su mūsų protu ir mūsų siela. Mes, kaip sakyt, skirstam ir nematom, kad tai yra bendra sistema ir kaip mes galime visą tai naudoti, pasigerinti savo gyvenimą ir tiesiog būti laimingiems. Taigi, ačiū už jūsų laiką, ačiū už laikus, už komentus. Jeigu norėsite gyduoliškos konsultacijos, prašau parašyti man e-mailą tuo adresu po šito video. Iki!